Sveiki, čia Gintarė iš tavo sveikata LT. Šiandien noriu pakalbėti apie mokslinį tyrimą, kuris atsako į klausimą, ar ekranų naudojimas vakare skatina nutukimą. Tai vėl naujesnis tyrimas 24 metų pabaigos. Vėl įdėsiu nuorodas, jeigu norit skaityti tyrimus angliškai. Jeigu norit patį straipsnį skaityti, irgi įdėsiu nuorodą, galite pasidalinti su pažįstamais draugais ir vaikais, nes šitas tyrimas iš tiesų apžvelgia, kaip ekranai yra susiję su būtent paauglių nutukimu ir kokios yra poveikis sveikatai. Tai realiai taip nesukant į vatą, kad taip, kuo daugiau ekranai yra naudojami, tuo daugiau vaikas bus nutukęs, paauglys bus nutukęs, čia 12-18 metų paaugliai buvo imti. Tai realiai, ir ką čia svarbu paminėti, kad dėl ko tie sėdėjimai prie ekranų tai turiu omeny televizoriai, planšetės, kompiuteriai ar ne, kodėl paauglys su antsvoriu tampa nutukęs, ar ne, tai taip nėra čia kažko labai stebuklingo mano atsakyme, ir mokslinis tyrimas taip sako, kad mažėja fizinis aktyvumas tuo metu, atsiranda nesveikos mitybos įpročiai ir atsiranda nemiga. O kai yra nemiga, yra hormonų disbalansas, atsiranda didesnis alkis, mažiau sotumo, todėl žmogus dažniau renkasi kaloringus patiekalus, užkandžius ir jų daugiau. Tikrai, manau, jeigu turit aplinkui save vaikų ar giminaičiai turi vaikų, jeigu vaikas ilgai sėdi prie kompo vakare, jisai nenorės kepsnio 11 val. Vakare ar 12 val. Ar ne. Jisai norės kažko, kas yra nelabai sveika. Ir taip, atsakymas toks, realiai ką galit padaryti, ir ką paauglys gali daryti, tai sumažinti ekranų naudojimą vakare. Rekomenduojama yra bent valandą prieš miegą išjungti visus ekranus, sumažinti šviesas arba naudoti tokius akinius, kurie blokuoja mėlynąją šviesą. Tokiu būdu kūnas gauna informaciją, kad laikas miegoti ir labiau jau tada pradeda atsipalaiduoti. Kitas dalykas yra griežtos miego rutinos įvedimas. Tai ką aš esu pastebėjus, kad labai dažnai žmonės turi rutiną, kada keliasi, bet niekada neturi taisyklių arba dažnai neturi taisyklių, kada eina miegoti. Tai labai svarbu tas, kada einate miegoti, taisyklės ir rutinas. Skatinkite aktyvų gyvenimo būdą, net 30 minučių per dieną gali būti labai veiksminga ir atsisakykite užkandžių prie ekrano ir padarykit, kad paaugliai irgi aplinkui jų neturėtų. O viso ko geriausia ir patys, paaugliai, ne paaugliai, nesėdėkim prie ekranų, nes nežinau, ar esat pastebėję, jeigu pasėdi kokioj socialiniai medijoje prieš miegą, vidury nakties būna tikrai atsibundu ir žiūriu, aš sapnuoju šitos visus dalykus, kurie yra visiškai iš tiesų man nereikalingi. Tai taip, siūlau susiimti. Gerą dieną.